Tai va, džiaugiuosi, kad atėjot. Šiandieną koks pamokslas bus geras? Pats. Tema tai neįmanoma prašaut pro šalį, Dievo meilė, bet iš tikrųjų, žinokit, geras. Ir, nes praeitą kartą, kaip jį pamokslavau, pastorius verkė. Tik nežinau, ar dėl to, kad buvo taip gerai ar blogai, aš jau bijau net klausti. Jūs nors neverkite, nes kartais, kai pasakai, žmogus pradeda verkti, pats pasimeti, nežinai, kas šiandien atsitiko. Jo. Dar kodėl, sveikas Gaudeni, sakau, kad tai yra labai geras pamokslas, nes jisai ne mano. Ir jinai šventosios dvasios. Jau man daug kartų pamokslavo jį, aš tik pabandysiu jį perteikti su tokiom lengvom interpretacijom, tikiuosi nesugadinsiu viską. Ne, tai neįmanoma sugadinti. Ir man pačiam buvo nustebimas, kaip jisai rišasi su praeitą mėnesį to sakytų pamokslų. Ar atsimenate? Nes aš pakartosiu. Ne visi buvo. Tai žinokit, labai naudinga kartoti. Ir sakyt, atrajoti. Nes mes košeriniai esam, atrajojantis. Ne vienkartinėje. Tai praeitą kartą, ne visi ir buvo. Tema buvo apie išgelbėjimą, o konkrečiai, kas siejasi su tuo, kad Jėzus paėmė mus nuo to laukinio vynmedžio, senojo domo, nuskynė ir įskiepijo prie savęs. Mums pasisekė. Ir yra labai geras sodininkas, kuris prižiūri tą vynmedį, ir tas vynmedis yra nuostabus. Apie šakelės aš neturiu ką pasakyti, tik tai gerą. Jo. Bet ko praeitą kartą neužakcentavau. Čia bus Jono. Šiandien žiūrėsime ir Jono Evangeliją, ir apreiškimą Jonų, ir Jono laiškus. Visur taip. Taip kaip eina kalba apie meilė, tai iš karto iškyla apaštalas Jonas. Irgi įdomu, ir jį dar paliesime. Truputį vėliau. Taigi, akcentas bus ant tai, Jėzus nuskynė, įskiepijo, viskas gerai. A ką mums reikia daryti? Ką reikia daryti šakelį? Iš kur tu žinai? Gal ir jie šventai. Ir Jėzus, žinok, taip sako. Jo. To jaus pažiūrėsim. Jono 15. O tiesa, jūs tos kardus nešiojatės ar ne? Kokie jūs samurajai po viso to? Žinot, kad samurajų liaudės patarlė sako, kad jeigu kardo prireiks vieną kartą gyvenime, verta jį nešiotis visą gyvenimą. Bet jūs nesamurajai, čia atrodo net auditorija. Taigi, bent jau tas eilutės iš tikrųjų verta ir pasižymėti, ne visą pamokslą, bet tas eilutės, kurias pamokslininkas kalbėjo, nes jos bus daug eilučių ir konteksto reikės namuose pasitikrinti, ar tikrai jos, kaip berojiečiams komplimentas buvo, kad jie noriai priėmė žodį, bet po to namuose tikrino, ar taip gali būti. Taigi, jeigu dabar teks pasikliauti, kad taip ir yra. Taigi, ką reikia daryti tai šakeliai? Jono 15, 4 eilutė. Pasilikite manyje ir aš jumise, kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs,
O, įdomu. Bandėt kada iš savęs? Daug kartų bandžiau. Tai kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdami vynmedį, taip ir jūs, jei nepasiliksit manyje. 5 eilutė. Kas pasilieka, aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda vaisių. Daug vaisių. 7 eilutė. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysit, ko tik norėsit ir bus jums duota. Dar vienas klausimas pamąstymui. Ką reiškia pasilikti vynmedyje? Prašom, užeikite. Jo, dabar sunku man dėmesį susigrąžinimas. Ką reiškia pasilikti vynmedyje? Gerai, pasilikti, gerai pasilikti, bet ką reiškia pasilikti? Yra jo reikaluose, bet yra svarbesnis būdas. Kaip pasilikti ir Jėzus pasiaiškino. 9 eilutė. Kaip mane tėvas pamilo, taip pat aš jūs pamilau. Pasilikit mano meilėje. Kaip ryšasi šitas pamokslas su Dievo meilė. Tai yra tas ryšys ir tas syvai, per kuriuos mes tame vynmedyje išliekame. Tokios abejonės yra, kalbant apie Dievo meilę, bet turiu paliesti ir darbus. Nes mes tarsi atrodo, kad jie susiję, bet jie gali ir trukdyti. Trukdo tada, kaip mes darbus pastatome prieš vežimą. Taip. Taip. Nes galima daug daryti darbų be meilės. Galima. Daug kartų mes taip darėme. Bet mylint negalima nedaryti darbų. Neįmanoma. Va kur yra sprendimas. Va kaip tame vynmedy išlikdami meilėje mes nešame vaisių. Ir šakelė nėra. Ar jūs matėte šakelę, kokią vaismedžio? Ar jin labai susirūpinusi, kaip tenais tą vaisių ir galvoja dieną naktį, kaip čia išspaus kokį vaisių. Jeigu jin taip darytų, tai žinokit, būtų labai prasti vaisiai. Nes irgi aš daug kartų bandžiau išspausti tą vaisių ir meilę iš savęs. Daugiau stangintis. Nėra dar daugiau. Ir jeigu kažkas tai išeina, kad nenoriu demonstruoti, turi tokį nelabai malonų kvapą. Bet jeigu vėl sugrįžtam prie darbų, nes mumis mokino taip, mes bandėme, kad jeigu nori mylėti, tai turi daryti darbus. Ir tos Jėzaus žodžius, kurios jisai toliau sako, 10 eilutė, įlaikysite mano įsakymų, pasiliksit mano meilėje, kaip aš vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums taip kalbėjau, kad jumyse liktų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Ir toliau, tai yra mano įsakymas, kad mylėtumėt vienas kitą, kaip aš jūs pamilau. Ir paliesime mes tą temą, o kas yra tie darbai? Einam tada į apreiškimą Jonui, 2 skyrių, kur yra ta garsioji pirmoji meilė. Ko jin tokia čia išgarsėjusi ir svarbi. Gerai. Atkreipsim dėmesį iš pradžių į darbus,
Efezo bažnyčios angelui rašyk. Antrą eilutę skaitau, sutrumpinu, nes jūs neturėsite tiek laiko, kiek čia turiu. Aš žinau tavo darbus, tavo triūsą ir tavo kantrybę. Tai buvo labai darbštus, kantrus, ištvermingai dirbantis, besistengiantis tarnauti Dievui surinkimas. Trečia eilutė. Tu ištvėriai, esi kantrus ir dėl mano vardo triūsiai ir nepailsai. Čia komplimentas. Bet ketvirta eilutė. Aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Apie tą pirmąją meilę gali klaidinti truputį tas savoka, pirmoji meilė. Aš, pavyzdžiui, pirmąją meilę turėjau darželyje. Patyriau. Nu. Ir meilė buvo tokia ryški, kad nupirkau bambolkių biškį. Ir čia ne apie tą meilę turbūt Jėzus kalba. Tikrai ne apie tą. Mes visi esame patyrę ir meilę, Jėzaus meilę ir kaip atsaką į jo meilę. Tai aš laikiau, kad tai yra ta pirmoji meilė, kurią patyręs iš Jėzų, patyriau jam ir stengiausi, bandžiau, nors ją kažkaip tai vėl išspausti iš savęs. Kodėl tai nėra teisinga? Vienas dalykas, logiškai man tai nesirišo, nes pirmoji meilė negali būti antrą kartą. Tarkim, kai tom pasakymė, tu negali antrą kartą įbristi į tą pačią upę. Tai jau bus antroji meilė. Tarkim, jeigu tu mylėjai, nustojai mylėti, vėl pradėjai mylėti, tai logiškai ir dar ginčiausi su vienu, ten vyresniuoju, sakau, negali būti pirmosios meilės. Jisai sako, gali. Sakau, nesuprantu, bet dabar suprantu. Nes pirmoji meilė vadinasi taip, nes Dievas pirmas pamilo. Supratot? Čia pavadinimas pirmoji meilė yra todėl, kad jisai pirmas mus pamilo. Ir eisime į Jono laiškus ir pamatysime, iš kur jinai atsirado mumyse. Tai mūsų meilė tai buvo tik tai atsakas jo meiliai. Dar truputį paliesime tos darbus, bet aš turiu prieš tave, kad palikai savo pirmąją meilę, taigi prisimink, nuo ko tu nupuoliai, atgailauk ir vėl imkis pirmykščių darbų, o jei ne, neatgailausi, greitai teisiu, patrauksiu iš vietos tavo žibintuvą. Šitą specialiai traukiau, nes pamenat, vieną kartą žibintuvas buvo patrauktas, kaip nebuvo čia elektros šviesos. Nefainai buvo. Nenorėtumėt, kad Jėzus patrauktų šviestuvą iš mūsų surinkimo. Kiekvieną sekmadienį ateitumėm, sėdėtumėm čia prietemai, giedotumėm giesmes liūdnas, prisimintumėm gerus laikus. Dėkau. Einam prie Jono laiškų. Apie kodėl tas nušvitimas man įvyko, kad supratau, kad pirmoji meilė yra todėl, kad jis pirmas pamilo. Taigi, pirmas laiškas, čia daug išmėtyta eilučių yra, kurios apie tai kalba. Gerai, 4 skyrius, 10 eilutė. Meilė, brūkšnelis, ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų, kaip permaldavim už mūsų nuodėmes.
Taigi, meilė ne tai, jog mes pamilom Dievą, bet kad Jis mus pamilo. 3 skyriaus 16 eilutė. Mes iš to pažinome meilę, kad Jis už mus paguldė savo gyvybę. 4 skyriaus, sakiau, pasižymėkite geriau su pieštuku namuose, pasitikrinsit. 1 laiškas 4 skyrių 7 eilutė. Mylimieji, mylėkit vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. 8 eilutė. Nes Dievas yra meilė. 4 skyrius 19 eilutė. Mes mylime jį, nes jis mus pirmas pamilo. Taškas. Tai yra pirmosios meilės apibrėžimas galėtų būti. Mes mylime jį, nes jis mus pirmas pamilo. Taigi, ta meilė niekur nedingo, pirmoji. Mes tiesiog kažkas tai iš mūsų jo pavogė. Apgavo. Gerai, į temą, kur jinai dingsta. Tokias 2 istorijas. Viena išgalvota, kita tikrams. Na, įsivaizduokite, visų pažįstamas, kažkoks labai turtingas žmogus. Kartą atėjo ir sako, žinai, čia perkeliu savo verslą į kitą šalį, išvykstu gyventi ten, kur šilčiau. Sako, neseniai pasistačiau namus, kai įsirengiau, ko neturiu kam palikti. Na, jis sako, aš tau noriu jos padovanoti. Kai man? Jo, tau. Eik, tikrai? Tikrai, koks ta. Čia man nedidelis nuostolis, aš tiesiog noriu padaryti gerą darbą. Gerai. Važiuojam žiūrėti tos namus, žiūri, pasirašom, iš karto pasirašai nuosavybės tos dokumentus, kol neapsigalvojo jisai. Jisai išvyksta, tu sėdė apstulbęs, kai, o čia tai namai, čia mano svajonių namas, tai daug geriau, nes mano svajonius yra apribotos, net aš negalėjau net pasvajoti apie tai, ką gavau. Ir ką galvojat, kaip tas žmogus man patinka? Sakau, tiesiog aš myliu jį. Ir visiems pasakoju, visiems savo draugams, bendradarbiams išpasakojau, kokių nuostabių žmonių būna ir kaip man pasisekė. Vieni tiki, kiti netiki, kiti abejoja, bet faktas tai, kad aš euforijos būsenoje mėnesį laiko skraidau, kol ateina laiškas. Šantstoliu, kad prašau už šį mėnesį susimokėti įmoką už namą. Žiūriu, tai gal skambini tenais tiem interesantam. Taip, sako, čia jūs turbūt neperskaitėt, kas mažom raidelėm parašyta ten buvo. O kiek mokėti? Nedaug mažai, mėnesį 800 eurų. Tai neskaitant ant turto mokesčių dar, kur nesigilinsi dabar yra ant bangos. Ir ką jūs galvojat? Meilė dingo. Bet namas geras vis tiek, nesinori jo prarasti, dėl to šeima susispaudžia, deda pastangas, kaip nors išlaikysim, laikykitės, viskas bus gerai. Ir taip gyvenam 3 metus, kol gal tas sugrįžta vėl tas vyrukas, kuris išvažiavo, jau toks džiaugsmingas, kaip tau sekasi, ką, gerai, tai gerai, žinai, bet sakau, mane apgavai, taip. Kaip tai sakau, įkišai man neišpirktą namą,
dabar, sako, mes čia vos galą su galu suduriam. Bet, taip yra kaip yra. Svirukas sako, ne, mielasis, namas buvo išpirktas. Ako tai iš kur visi čia tie dokumentai, aš turiu dokumentus. Ko tave apgavo, sukčiai apgavikai. Ir tu 3 metus moki kažkam tai pinigus. Tikrai? Tikrai, pažiūrėk į dokumentus. Pažiūriu. Tikrai. Parašyta. Dovana. Aleliuja. Meilė atsirado. Meilė sugrįžo. Ar pirmoji, ar antroji, aš nežinau, bet sugrįžo. Liuja, koks geras žmogus, visiems pasakoti. Skelbti Evangeliją. Tas pats įvyko, čia jau tikras atsitikimas, kaip mes, kai kurie iš mūsų įtikėjome, gavome dovanų amžiną gyvenimą, kur atsirado religiniai lyderiai, kur sakė, taip, viskas gerai, gyvenimas geras, bet parašyta. Ir daug eilučių yra, kur parašyta. Sakau, ką, tai aš galiu, aš jaunas, energingas, galiu, viskas. Atidirbsim kaip nors. Panašiai. Kaip istorijai sakė, tai tu esi išgelbėtas, dabar gelbėt kitų. Kaip tave iš vandens gelbėtojas ištraukė skęstantį, davė švilpuką, gelbėjimo ratą. Viskas toks, tavo likimas toksai, mielasis. Ir kaip ta dvasinė istorija tokia ir buvo, kaip mes buvom pakliuvę į tą užsidirk, užsitarnauk. Ir dar įdomią tokią formą, kai kas gal nostalgiją pajusite. Buvo taip vadinama bažnyčios sutartis. Kur buvo ten, aš turiu dar specialiai nenešiau, kad neprisimintumėt. Bet ten buvo parašyta, kad jūs dabar garbingai, iškilmingai visi pasižadam daryti tą ir aną, neapleisti šito ir ano, ir tas ir kitas, ir trečias tenais punktų per 10 ar visą kitą. Ir tai viskas paremta rašto eilutėmis ir nėra tenais nieko blogo, išskyrus tai, kad tai buvo daroma prieš vakarienę, viešpaties atminimo vakarienę, priesaikos formoje. Ir po to buvo sakoma, o dabar pasitikrinkite, ar galite jūs dalyvauti ar ne. Tai yra ant bado dietos. Jeigu nedirbsi, nevalgysi. Taip buvo. Pamena ten istoriją. Kol vieną kartą į vyrų susirinkimą atėjo vienas vyrukas ir sako, pastoriau, pas mus yra įstatymas. Pastorius sako, nėra jokio įstatymo. Vyrukas sako, aš turiu įrodymų. Neturi tu jokių įrodymų. Susitraukė giesmyną, kur buvo įklijuota ta sutartis ir pradeda skaityti. Da kitas vyrukas ir sako, bet tai juk čia yra tas įstatymas, apie kurį kalbėjo Paulius. Visi taip žaktelėjo. Daugiau apie tai nekalbėjom, tas giesmynė buvo užklijuota tenais per savaitę laiko, greitai visi, ta sutartis. Įrodymai panaikinti, bet daugiau nieko nepasikeitė. Nebuvo mokoma aiškinama, kodėl tai yra blogai, kodėl užklijuota, kodėl mes daugiau prieš vakarienę tos priesaikos nesakome ir visą kitą. Ir viskas pasiliko taip, kaip buvo statymą. Tik tai, man buvo blogiau, neturėjau įrodymų. O tiem, kurie norėdavo pasitikrinti, neturėdavo ką pasitikrinti, ar jie teisūs ir verti dalyvauti, ar nėra verti. Aš tai asmeniškai gal kelis kartus tik tai laikiau save vertų.
rekomenduodavo susilaikyti tada ir pasistengti kitą mėnesį daugiau. Sakydavau, Dieve leisk, aš jau pasistengsiu, kitą mėnesį vėl tas pats. Kol pagaliau ant tas žaidimas atsibodo, pasistengsiu ir aš, kaip visi skaitydavo, tą sutartį jos neskaitydavau. Bet tie palaiminimai vis tiek nenutrūko. Aš labai buvau nustebęs dėl to, kad stengiausi iš visų mažiausiai, o Dievas laimino mane labiausiai. Čia buvo šokas tas. Ne pagal raštą. Kaip besakytų. Ne pagal tas eilutės. Tai, kad darbai ne prie ko turbūt. Nu, bet tie darbai taip įaugia į tą sąmonę ir sakyt, kad darbai tai yra pasekmė, tai yra čia jau aukštas lygis, suprastum. Ir gal brandos lygis, gal sekantis pamokslas tai bus apie brandos tarpsnius bus. Irgi iš Jono laiško apie vaikystę, jaunystę, brandą ir dar paauglystę radau tenais. Ko jūs skiriasi, galėsit pasitikrinti, kokiam tarpsnį randatės jūs. Dabar prie to meilės apaštalo. Žinot, kodėl mes vadinami apaštalą Joną meilės apaštalu? Aš manau, jisai pats užsičekino šitą vardą, šitą titulą. Sakė, aš esu tas, kurį Jėzus labiausiai myli. Niekas iš kitų to nepatvirtino. Bet šventoji dvasia patvirtino ir užrašė šitai knygai. Dabar pasinaudodamas Jono patirtimi sakau, kad aš esu tas, kurį Jėzus labiausiai myli. Nes aš esu tas, kuris Jėzus labiausiai myli. Nu, tokio įžulumo aš dar neturiu. Pasakyti, kad esu tas, kurį Jėzų labiausiai myli. Bet jūs taip pat taip galite pasimokinti ir sakyti ir tikėti, kad esate tas, kurį Jėzus labiausiai myli. Nes kiekvienas vaikas šeimoje turi jaustis, kad jis mylimas labiausiai. Gera pamoka. Galiu vieną sakinį pasitrinti šitą Taip. teiginį, nes čia yra teisinga. Tai, kad tu pasakėjai, kad mes esam vienas naujas kūrinys, tai vat jį Jėzus labiausiai myli. Taip. Dar sugrįšime prie darbų. O, gerai, kad prisiminiau. Kas tenais per darbas, kurį jie apleido? Nes jie buvo labai ištvermingi, kantrus ir mano vardo triusiai ir nepailsai. Bet atgailauk ir vėl imkis pirmykščių darbų. Kas čia per darbai? Kad jie viską darė, stengiasi, bet kažko tai nedarė. Ir tai nukelia mumis į pirmykščius darbus, į pradžią. Ką mes darėme tenais pradžioj? Dar padėsiu, ką darėte kol prieš patį tikėjimą. Įtikėjote. Įtikėjote Evangeliją, arba konkrečiai įtikėjote tuo, ką Jėzus dėl jūsų atliko. O tai ir yra ta pirmoji meilė. Jeigu jums yra toksai poreikis vėl pajausti tą pirmą meilę, eikite prie kryžiaus. Prisiminkite, ką Jėzus padarė. Kelias atviras. Aš žinau, ir Audrius irgi skaičiavo, ką Jėzus atliko ant kryžiaus dėl mūsų, už mus, vietoj mūsų. Aš priskaičiavau ir 47 dalykus, bet sąrašas negalutinis. Jeigu reikia jums tos meilės, susidarykite savo sąrašą, ką Jėzus dėl jūsų atliko ir skaitykite. Ir iš ten ta meilė ateina.
Tai yra tas darbas, kurį mes turime daryti, kad pajustumėm vėl tą pirmąją meilę. Tai va, kas šiandien per darbas. O tai žinokite, tikėjimas yra darbas. Jono 6:28. Ir dar koks darbas? Rašoma, kad tai Dievo darbas. Jono Evangelija 6:28. To jau paskaitysim. Kaip, esu turbūt ar galvoju, ar sako, va, tu tikėk, tai gerai, tikiu, žinai, bet ką daryti? Tikėk, gerai tikiu, bet vat ką man daryti? Ką daryti? Kažką reikia daryti. O kad tikėjimas ir yra darbas, Jono 6. Ir Jėzaus paklausė, ką Jono 6:28. Jie paklausė, ką mums daryti, kad vykdytume Dievo darbus. Dar tą sąvoką Dievo darbus. Čia su žvaigždžiute pasižymėjau Dievo reikalaujamus ir jam patinkamus. Ką daryti, kad vykdytumėm Dievo darbus? Jėzus atsakė, tai yra Dievo darbas tikėti tą, kuris jis siuntė. Tai darbas. Žinau, už sunkus ar nesunkus, bet tai yra darbas, o konkrečiai tikėti tą, kuris siuntė, tikėti Jėzų, tai yra tikėti tai, ką jisai padarė. Nes tai yra teisingas tikėjimas, o nežinojimas, kad Jėzus buvo tenais ir kažką dėl kažko tai atliko. Dar, kad nebūtų kam abejonės, kad man darbai, kas Jėzus sakė, jeigu mylite mane, darykite mano darbus. Kas tai yra per darbai? Vieną aš jums jau pasakiau, tikėti tą, kuris jisai siuntė. O kitas, mylėti vienas kitą. Aš 2 tik taip suskaičiavau, bent darbus tur. Ir kaip sakė šventasis Augustinas, mylėk ir daryk, ką nori. Bet tai yra svarbiausia atrama ir tas arklys, kuris tempia visą vežimą. O tame vežime yra ir kiti darbai tenai sudėti. Bet svarbiausias darbas yra tai, ką Jėzus padarė už mus. Ir tikėjimas šituo, jisai dabar, sakyti, ar 2 darbus šitos pasakėm, bet dar yra kitų tenais darbų. Aš nenoriu net apie jos kalbėti, nes yra visa tai, kas įvyko mūsų gyvenime, yra Dievo atliktas darbas. O mūsų irgi yra tam tikra dalis, bet jinai antiek yra nykstamai maža, kad aš net nenoriu apie kalbėti. Tuo labiau, kad apie ją kalba kiti. Tai labai nykstanti dalis. Ir taip Dievo padaryta, kad, įsivaizduokite, jeigu mūsų išgelbėjimas, pašventinimas ir su viso su sąrašu darbų būtų 99% Jėzaus atlikta ir 1% mūsų. Tai žinot kas? Tas 1% būtų lemiamas. Mes taip galvotumėm. Nes Dievas nepadarytų tai su savo 99, nes 100 reikia. Aš. Bet ką, žinoma, eilutė Efeziečiam laiške, iš malonės esate išgelbėti ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Dėl ko?
nesididžiuotumėt. Ir visas išdidumas prie kryžiaus taip. Bet dar smulkiau, jeigu apie, mes anksčiau galvojau, išgelbėjimas gerai, bet jau šventumą, teisumą, tai jau pats turiu pasidaryti. Ir įsivaizduokit, aš pasidarau teisumą ir šventumą ir kaip aš stoviu prieš Dievą. Pats pažiūrėkit. Visi matė, koks aš esu. Visi tai kukliai stovėsim galvyje suleidę ir sakys, tu Dieve ir duodi, tu ir padarėjai. Matot, kaip labai išmintingai padaryta. Nei vienas kūnas nepasididžios. Išdidumas sunaikintas ant visai. Aleliuja. Oi, kaip fainai. Dabar dar apie tą savo patirties, apie darbų ir meilės santykį. Pamenat, buvo tokie Uvarovai atvažiavę, pas mus labai šauni pora, buvo geras seminaras. Ten sakė, kad Dievas myli, tu esi čia Dievo numylėtinis. Bet po to, kai pranašavo ten vieną kartą, aš priėjau prie vieno iš jų ir sakau, gerai, bet kažkaip tai nesijaučiu, kad kažką tai čia doro dalyčiau. Ką turiu tarsi daryti? Sako, nežinau, tu pats paklausk, sako, Dievas tau pasakys. Sakau, kad jis sakė man vieną kartą. Sako, ką sakė? Sakė, kad aš tave sukūriau tam, kad turėčiau ką mylėti. Dabar dėmesio reakcija. Sako, tai ko tu dar nori? Tokia reakcija. Negaliu pakartoti, ko tu dar nori? Tarsi visatos valdovas prisipažįsta tau meilę, o tu sakai, neblogai, bet gal čia dovanų nebus, bulkučių kokių ir ko čia. Ar vienas, aš toksai bukas, ar yra daugiau čia tokių, nežinau. Ačiū, broli, smagiau man. Taigi nieko svarbiau. Negaliu. Tai va, baikime būti tokie buki, nes atbukę. Nauginam protus jo. Ir jeigu tos meilės yra, tarp kitko, pamenat, praeitais metais, berods Amerikoje, ten Antverpene buvo dvasinis prabudimas. Pamenat visi. Mes ten žiūrėjom, stebėjomės, ko ten viskas baigsis, žiūrėjom, kas ten bus, ar ateis iki mūsų čia tas prabudimas, ane? Atėjo. Ir pasakysiu, kaip tas prabudimas įvyko. Aš gavau tokį apreiškimą, tikiu, kad taip ir buvo. Klausiau pamokslo, ten vertimo, tai ką pamokslavo studentam pastorius. Neprisimenu, apie ką jisai buvo, bet labai puikiai prisimenu, ką jis pasakė pabaigoje. Jisai pasakė, mielieji, kol nepajusite Dievo meilės, niekur iš šitos šalės neikite. Ir kai kurie išėjo, kai kurie pasiliko ir ta meilė jų užgriuvo. Viskas. Baigdamas pamokslą aš noriu tą patį pasakyti. Mėlėjai, kol nepajusi Dievo meilės, niekur iš čia neikite. Sutariam? Ir nieko nedaryti. Darbai. Kol neapsamanos. Tie darbai beveik. Taip. Jėzus irgi nedarė, kol netėjo laikas ir nesubrendo. Ir tos šakelės irgi, jos turi suaugti. Turi viskam būti savo laikas. Jaučiu, kad tas laikas ir atėjo. Viskas yra paruošta iš Dievo pusės, nes kaip mes tą priimam, čia jau klausimas mums. Tas priimam. Dieve, mylėk mane. Ir primenu, kad aš esu tas, kurį Jėzus labiausiai myli. Viskas. Čia užsičekinau. Jūs kaip norit, aš tai šitą.